Šiuokaudamas pacientams sakau, mes atliekam visas paslaugas, kas susijęs su dantimis. Klinikoje dirba beveik 20 gydytojų. Tai pradedam nuo dantų tiesinimų, dantų gydymų, kanalų gydymų, taip pat dantų restauracijos. Turim dantų technikų laboratoriją, kaip ir vietų gaminam dantis, periodontologija, dantų higiena, taip pat ir yra keletas vaikų gydytojų iki dantų implantacijos ir viso žandikaulių atstatymo ant dantų implantų, kas yra mano atsakomybė. Aš sakau pas mane atvykusiems pacientams labai paprastai. Reikia valgyti kiekvieną dieną. Ir vienas iš žmogaus malonumų yra kokybiškas maistas. Tai mes gydytojai tikrai prisidedam prie to pasimėgavimo kokybiškų maistų ir kad dingtų mintys, ar nukris plokšteliai, ar galėsiu kokybiškai sukramtyti ir taip toliau. Mano vyriausiam pacientui 97 metai. Ir aš manau, tai nebuvo riba. Vėlgi, jeigu žiūrint iš technologinės pusės, atsakysiu vienu, bet kaip įprasta pas mus vis tiek reikia atvykti konsultacijai. Ir būna žmonės mūsų kaip gydytojų šiek tiek baiminasi, ar ne? Bet aš tikrai noriu pasakyti, kad mes esam tokie pat žmonės kaip ir visi kiti. Ir mes viską suprantam ir tas žmogus, kuris ilgą laiką buvo be dantų ir atvyksta pas mus į kliniką, aš tikrai suprantu, kad tai yra jau žygdarbis. Ir jisai jau nugalėjo savo baimės ir atvyko bent pas mus susipažinti su mumis.